Einant į gamtą, išsimti ausinės, neklausyti muzikos ir būti toje gamtoje. Ir pasitengti iš tikrųjų būti tiesiog būti ir dalyvauti tame lauke, kame esi. Tiesiog būti tame, kame esi, tuo metu. Neklausyti muzikos, vienam išeiti. Nebūti pokalbėje, nes jeigu ten su kažkuo eini, pokalbėje dalyvauji, tu nebūni gamtoje, tu nebūni jau su gamta tuo metu. O gamta labai yra šiaip iš savęs švari, tai gali padėti tiesiog išsigrynint. Aš pats iš savo prizmės apie kūrybiškumą, sakykim, kai reikia save regeneruoti, ar ne, kad būtų ta kūrybinė ugnelė, tai visų pirma, mano, sakykime, yra tas metodas dirbti per 5 pojūčius. Nebūtinai išeiti į gamtą, bet, pavyzdžiui, kiek pažiūrėk, mes čia aplinkoje turim skirtingos, tos materijos ir ją galima kiekvieną tiesiog pažaisti, medžiagą vieną, medžiagą kitą, kaip aš čia atrodau, Ta prasme, visoks medis, plytos, visa kita tinkas, kas kaip pas ką. Tiesiog pažiūrėt, kame tu tame esi ir po to tas, nes čia yra nervinės galūnės.